ir vadovaujantis mūsų ši tradicija yra puoselėtina, noriu pakviesti į Klaipėdiečių tribūną Jolantą Norkienę visuomeninio judėjimo Vincų miesto parką Klaipėdiečių Vincų miesto parką atstovę. Prašau, primenu, 5 minutės, stenkimės ir reglamentą. Prašau. Ar mikrofonas, kol mikrofonas neveikia, laikas neskaičiuojamas, reikia užtikrinti. Jūsų laikas prasidėjo. Miesto tarybos narys svečiai. Liepos mėnesį mes parašėme prašymą, kad gautų Rūbų poilsio parko dokumentų kopijas ir dalyvauti darbo grupį parko valdymo modelį parinkti. Ta pati Liepa pabaigoje gauna neigiamą atsakymą. Kreipėmės į miesto vadovus, kad bendradarbiauti ir nepradėti teisminių ginčų. Atsakymo negavome. Rugpjūtį pateikėm skundą apygardos teismui ir spalio 21 dieną teismas nusprendė mūsų skundą tenkinti iš dalies. Gerbiama Judita Simonovičiūtė, registrų centro paslaugos yra mokamos. Jūs mus buvot nukreipę į registrų centrą gauti Rūbų poilsio parko dokumentų išrašus. Teismas mūsų skundą patenkino iš dalies, būtent įpareigojo savivaldybės administraciją suteikti įmonės dokumentų kopijas, sumokant tik tais kopijavimo išlaidas. Gerbiamas merė, norime paklausti, kas vyksta Klaipėdoje sprendžiant parko klausimus. Rūbų poilsio parko įmonė yra likviduojama, kai mes sakėme, kad yra rizika prarasti nekilnojamą turtą, visų pirma, vasaros estradą. Taip pat europinės lėšos yra įsisavinamos, perkamas parko inventorius 3-5 kartus daugiau nei rinkos kaina. Kas atsakys už išpūstas parko inventoriaus kainas? Taip pat teismas konstatavo, kad Lietuvos įstatymai deklaruoja bendradarbiavimą su visuomenė, bet tai yra neprivaloma. Tai Klaipėdos savivaldybė ar tarnauja klaipėdiečiams, ar geranoriškai nori bendradarbiauti su visuomenė. Yra ir kiti įstatymai, kaip Orhuso konvencija, europinės direktyvos, kurios deklaruoja būtent bendradarbiavimą su visuomenė. Būtent bendradarbiavimas su visuomenė ir suteikia didesnį pasitikėjimą valdžia. Teismas taip pat pasakė, kad mes dalyvavome darbo grupės parko valdymui parinkti svarstymuose. Mes nedalyvavome jokiuose komitetuose ir miesto tarybos posėdėje svarstant parko valdymo modelį. Ir miesto taryba taip pat šio klausimo nesvarstė. Tiesiog buvo sumaišyta ar sugudrauta. Labai prašome formuoti iš naujo darbo grupę, įtraukiant 1/3 miesto tarybos narių, savivaldybės ir visuomenės atstovų. Labai prašom, gerbiamas merė, atkreipti dėmesį, kad dauguma miestui svarbių klausimų savivaldybės administracijoje yra sprendžiama už uždarų durų, o visuomenininkai ir bendruomenės nariai neįleidžiami ir nepageidaujami. Pagristai kyla klausimai, kodėl savivaldybės administracija nenori girdėti savo miesto žmonių nuomonės, diskutuoti ir kartu ieškoti geriausio sprendimo, kodėl vengiama viešumo. Dėl to galima daryti prielaidą, kad kažkas slepiama nuo visuomenės dėl parko valdymo modelių ir kitų sprendimų. Visuomenė turi būti kviečiama diskusijai prie vieno bendro stalo. Visuomenės parašyti raštiški pasiūlymai turi didelę tikimybę būti neišgirstais, o tik atgulti savivaldybės administracijos stalčiuose. Siekime abipusio bendradarbiavimo ir tikimės būti išgirsti.
Tik bendradarbiaujant kartu su valdžia ir visuomenė gali atgaivinti mūsų miesto parką, atgaivinti ir tradicijas miesto parke, kitokį miestą ir kitokią Lietuvą. Norėčiau pacituoti Europos mokslininko nuomonę, kodėl valdžios institucijos neskatina piliečių dalyvauti. Pagrindinės priežastys yra šios: valdžios pasyvumas, politinė korupcija, kuri monopolizuoja dalyvavimą ir naudoja savo tikslams. Taip pat administracijos veikla yra neatvira. Gerbiamas mere, dar rugpjūčio mėnesio pradžioje kreipėmės į jūs raštu dėl parko klausimų. Jūs šį raštą gavote, mes buvome ignoruojami ir mano rankose yra visuomeninio mero patarėjo pažymėjimas. Tada aš priėmiau sprendimą ir aš jums jį grąžinau. Ačiū labai, dėkui, kaip tik 5 minutės praėjo ir tam buvo galima rasti tokį būdą. Ačiū jums labai. Kolegos, siūlau dabar pereiti prie mūsų darbotvarkės.